Ashley Wadsworth gimė 2002 metų Liepos 25 dieną Kanadoje Vernon mieste. Tai yra nedidelis, bet gražus miestas Britų Kolumbijos provincijoje, apsuptas kalnų ir ežerų. Mergina augo su mylinčia mama ir vyresnė seserimi Heile. Jos tėtis gyveno netoliese su savo antra žmona, tačiau mergina palaikė gerus santykius ir su jais. Ashley buvo labai pozityvi mergina ir sugebėdavo džiaugtis gyvenimo smulkmenomis. Ji dievino žaisti tenisą, slidinėti nuo kalnų, čiuožinėti su pačiūžomis ir leisti laiką prie ežerų. 2015 metais, Ashley būnant vos 12 metų, ji Facebook'e susipažino su Jungtinėje karalystėje gyvenančiu 15-mečiu Jacku Seppel. Paprasti ir nekalti jų pokalbiai apie kasdieninį gyvenimą netruko peraugti į romantiškus jausmus ir draugystę per atstumą. 2018 metais mergina prašė mamos leidimo susitikti su Jacku, tačiau atsakymas buvo neigiamas, kadangi merginai buvo vos 15 metų, o Jackui tuo metu buvo jau 18. Merginos mama tikėjosi, kad jai tiesiog praeis šis etapas ir vaikinas tiesiog atsibos, tačiau jų ryšys tik stiprėjo. Dėl 8 valandų laiko skirtumų Ashley dažnai sėdėdavo iki ankstyvaus ryto su telefonu arba prie kompiuterių, susirašinėdama su Jacku. Bet kaip ir daugelie paaugliškų santykių, Ashley ir Jackas karts nuo karto susipykdavo ir dažniausiai dėl tos pačios priežasties – Jacko pavydo ir įtarinėjimų, kad Ashley galėjo simpatizuoti kitiems vaikinams. Kartais jie susipykdavo iki tiek, kad mergina jį net užblokuodavo. Tada Jackas susikurdavo naujas socialinių tinklų paskyras, kad vėl galėtų su ja susisiekti. Arba jis tiesiog rašinėdavo žinutes jo seseriai ir draugams, žinodamas, kad tai atkreips Ashley's dėmesį. Kai kuriems jos draugams toks Jacko elgesys atrodė nebe kaip meilė, o kaip apsėdimas. Tačiau mergina tvirtino, kad jis tiesiog labai aistringas ir geros širdies žmogus. Vieną dieną Jackas jai pasigyrė naują tatuiruotę, papildžiusią jau vis gausėjančią kolekciją. Ant rankos vaikinas išsitatuiravo Ashley's vardą, kaip meilės ir atsidavimo simbolį. Ashley's mamai tai nepatiko ir ji dukrai pasakė, kad net negalvotų pasidaryti tatuiruotės pati. Laikui bėgant, Jackas vis mažiau drovėjosi rodyti savo pykčio priepuolius. Per vieną iš jų kivirčių vaikinas peiliu braukė per Ashley's vardo tatuiruotę ant savo rankos. Tai buvo jau iškreiptas būdas parodyti merginai savo meilę. Ji tokio vaikino elgesio neslėpė nuo savo draugų, tačiau savo mamai apie tai nepasakodavo. Nepaisant jo pavydo dėl Ashley's, pats Jackas tuo metu susitikinėdavo su kitomis merginomis. 2020 m. kovą Ashley bebūnant su savo drauge, vienas Jacko tuometinių merginų paskambino jai per vieną iš jos socialinių tinklų, sakydama, kad Jackas neišleidžia jos iš savo namų. Tačiau Ashley tiesiog pasakė Jackui nesielgti kaip bepročiui, vėliau pasakojo jos draugiai. Draugės jai sakydavo tiesiog mesti Jacką, bet vos tik vaikinas jos atsiprašydavo, jie ir vėl susitaikydavo. Vos Ashley sulaukė pilnametystės, ji pradėjo dirbti ir taupyti pinigus. Mergina dirbo McDonald'e, Burger King'e, kinų restorane ir keliose parduotuvėse. Vienas pirmųjų jos pirkinių buvo iPadas. Taip jai nebereikėjo naudotis bendru šeimos kompiuteriu. Dėl tuo metu vykusios pandemijos Ashley nusprendė atidėti stojimą į universitetą, kadangi paskaitos dėl pandemijos vis dar vyko nuotoliniu būdu, o Ashley paskaitas norėjo lankyti gyvai. Šis laikas buvo puikiai galimybė išpildyti vieną didžiausių savo troškimų – nukeliauti į Angliją. Mergina jau buvo baigusi mokyklą, turėjo susitaupiusi šiek tiek pinigų ir niekas, net ir tėvų priminimai, kad ji vis dar labai jauna keliauti viena, jos nesulaikė. Ji gavo 6 mėnesių turistinę vizą ir 2021 m. lapkričio 12 d. būdama vos 19 metų, ji atsisveikino su šeima ir pirmą kartą gyvenimą viena be tėvų iškeliavo į kitą pasaulio pusę. Lėktuvui nusileidus į Heathrow oro uostą Londone, merginos ten jau laukė Jackas, kurį ji pirmą kartą pagaliau apkabino ir pasidalino ilgai lauktų pirmųjų bučinių. Jackas aprodė merginai žymiausias Londono vietas – Bekingemo rūmus ir Big Beną. Jis taip pat nusivežė merginą parodyti Rei miestelio, pagarsėjusi savo nuo viduramžių išlikusią senamiesčio architektūrą, siauromis akmeninėmis gatvelėmis ir senoviniais namukais, kurie atrodė lyg iš pasakos. Ten jie taip pat aplankė vieną žymiausių Mermaid Street gatvių, dažnai žmonių vadinama kaip viena gražiausių visoje Anglijoje. Neužilgo po Ashley's atvykimo, vaikinas netgi nupirko jai katiną, žinodamas, kaip Ashley mylėjo kates.
Jis buvo meilus ir šiltas, jis negailėjo merginai komplimentų ir niekada neatsisakydavo nusifotografuoti kartu. Tačiau jis taip pat buvo labai nepastovus, turintis neprognozuojamą ir greitai įsiliepsnojantį charakterį. Jiedu visada laiką leisdavo kartu, visą dieną, kiekvieną dieną. Kadangi mergina į Angliją buvo atvykusi su turistinė viza, ji negalėjo dirbti. O Džekas buvo bedarbis, gaunantis socialinę paramą, o kartais jauną vyrą paremdavo ir mama. Jis taip pat neturėjo nei draugų, nei socialinio gyvenimo, o netrukus jau neturėjo ir Ashley. Praėjus vos kelioms savaitėms po jos atvykimo, Džekas nebenorėjo išeiti net pasivaikščioti. Jis tik sėdėjo namie, rūkė žolę ir žaidė Xbox'u. Tai buvo drastiškas pokytis merginos gyvenime, palyginus kaip ji buvo pratusi gyventi namie. Ashley ėmė jaustis vieniša ir nuobodžiauti, o Džekas nenorėjo, kad mergina bendrautų net ir su kaimynais. Prieš išvykstant iš Kanados, vienas Ashley's bažnyčios draugų supažindino ją su keliais jos amžiaus amerikiečių misionieriais, kurie turėjo būti Anglijoje tuo pačiu metu kaip ir jie, netgi tame pačiame mieste, kur gyveno Džekas. Misionierius yra asmuo, paprastai religijos atstovas, kuris yra siunčiamas į kitus kraštus ar kultūras, skleisti savo tikėjimo ir propaguoti religiją. Ashley papasakojus, kad ji norėtų su jais susitikti, Džekas nedavė sutikimo. Jis netgi neleido merginai lankyti sekmadieninių pamaldų. Tačiau Ashley buvo taip nuobodu, kad ji pradėjo bendrauti su jais WhatsApp žinutėmis. O iš po susirašinėjimų ji visada ištrindavo žinutes, kadangi Džekas tikrindavo jos telefoną. Gruodžio 26 dieną, praėjus 6 savaitėms nuo merginos atvykimo į Angliją, Džekas parašė savo motinai žinutę, kad jis sudavė Ashley. Aiškindamas, kad sužinojo, jog prieš porą metų ji buvo užblokavusi 2 angliškus telefono numerius. Pasak jo, tai reiškia, kad tie numeriai priklausė kitiems vyrams. Tai nėra priežastis prieš ją kelti ranką, jam atrašė mama. Darėsi vis labiau akivaizdu, kad Džeko psichologinės problemos buvo kur kas rimtesnės, nei Ashley įsivaizdavo. Kai jis supykdavo arba norėdavo merginos dėmesio arba užuojautos, jis pradėdavo pjaustytis venas. Pakankamai giliai, kad kraujuotų, bet nepakankamai giliai, kad iš tikrųjų susižalotų. Gruodžio 27 dieną jį pasikeitė savo Facebook'o profilio nuotrauką, kurioje jiedu šypsojosi, o Džekas ją buvo apsikabinęs. Maždaug tuo pačiu metu jį pasidarė slaptą aplanką Snapchat'e, kuriame jį laikė Džeko sukeltų mėlynių video įrašus. Ashley neslėpė vaikino smurto nuo savo sesers Hailey's, tačiau grasino nutraukti ryšį, jei ši apie tai papasakotų mamai. Ji nenorėjo, kad mes jau nekęstume, vėliau pasakojo Hailey. 2021 m. gruodžio pabaigoje Džekas bandė nusižudyti, išgėręs didelį kiekį daktaro išrašytų tablečių. Mergina iškvietė greitąją pagalbą, kuri nugabeno jį į ligoninę ir jam buvo suteikta pagalba dėl perdozavimo. Po šio įvykio Ashley buvo paskirta jo prižiūrėtoja. Jai netgi buvo duota speciali dėžutė su spyna, kurioje buvo laikomi vaistai. Vos po kelių savaičių, sausio pradžioje, Džekas trenkė merginai į galvą storo stiklo alaus bokalu. Verkdama video skambučiu jis skambino savo seseriai, kol tuo metu Džekas ją vertė valyti bokalų šukes. Sesuo maldavo, kad ji grįžtų namo, bet Ashley aiškino, kad jis pasitaisys. Praėjus dar kelioms savaitėms, norėdami numalšinti įtampą iš po Džeko bandymo nusižudyti, jo mama ir patėvis suorganizavo išvyką į Rei miestelį. Jie važinėjo po pubus, gėrėjusi gražiais miestelio vaizdais, apsikabinę ir besišypsodami fotografavosi. Ashley šeimai pamačius šias nuotraukas internete atrodė, kad šeima linksmai leidžia laiką. Tačiau tai truko neilgai. Grįžus iš kelionės, Džekui vėl užplaukė pykčio priepuolis, radus Ashley's telefone senas žinutes, kurias kažkada jai buvo rašęs kažkoks vaikinas. Džekas pareikalavo visų jos socialinių tinklų slaptažodžių, o Ashley bijodama dar didesnių konfliktų jam juos davė. 2022 m. sausio 31 dieną Ashley paskambino FaceTime video skambučiu savo sesei, o Džeką apėmė eilinis pykčio priepuolis, o pasekoje jis į Ashley metė žvakę ir televizoriaus distancinį pultelį. Merginai vis dar besikalbant su sese. Hailey maldavo, kad sesė grįžtų namo, su kuo Ashley sutiko, nors vėl iš karto pakeitė nuomonę, tikėdamasi, kad arba vaistai, arba jos meilė vaikiną pakeis. Vasario 1 rytą Džekui ir vėl užplaukė pykčiai. Kaip ir anksčiau, jis buvo įsitikinęs, kad Ashley nuo jo kažką slepia ir jį apgaudinėja, nepaisant to, kad jis nuolatos sekė kiekvieną jo žingsnį.
fucking thing on my fucking head. I'm gonna fucking... It's fucking bad on my fucking lip. It's fucking driving me crazy. I'm so fucking ill. Apie 8 val. Ryto jų kaimynė vardu Helen išgirdo Ashley's klyksmus. Netrukus mergina pasirodė prie jos durų, basomis, verkdama, o iš delno jai bėgo kraujas. Jis sakė, kad Džekas ją mušė, sudaužė jos telefoną ir trenkė jų katiną į sieną. Mergina sakė, kad bijo, jog Džekas ją nužudys, bet vis tiek prašė moters nekviesti policijos, nes nenorėjo jam pridaryti problemų. Kad ir kaip bebūtų keista, bet moteris sutiko. Bet ji pasiūlė Ashley kartu važiuoti pas daktarą, pas kurį į tuo metu ir taip ruošėsi važiuoti. Tačiau Ashley atsisakė. Kaimynė nuėjo pas Džeką pasikalbėti. Šis jos atsiprašė ir moteris išėjo. Apie 9 val. Ryto kita kaimynė atnešė Džekui paketą, kuris per klaidą buvo pristatytas jai. Kol Džekas nuėjo atidaryti durų, Ashley iš jo telefono paskambino savo mamai, kur tuo metu buvo vidurnaktis. Ji pasakė, kad nori grįžti namo, o jos sesė nebeištvėrusi viską papasakojo mamai. Šeima nedelsiant užsakė merginai artimiausią skrydį atgal, kuris turėjo būti už 2 dienų. Džekui grįžus į kambarį, jis sužinojo, kad mergina išvyksta namo, o jis atrodė supratingas ir sutiko ją nuvežti pasidaryti koronos testą prieš kelionę ir palydėti merginą į oro uostą. Mama liepė Ashley nedelsti ir greičiau susitvarkyti reikalus, o Džekui vėl neužplaukė pykčio priepuolis. Moteris taip pat perspėjo Džeką, kad kreipsis į policiją, jeigu jis dar kartą pakels ranką prieš jos dukrą. Ashley sesuo netgi parašė Džeko mamai, prašydama pagalbos, bet moteris atrašė, kad padėti negali, nes ji pati tuo metu buvo oro uoste. Moteris taip pat pridūrė, jeigu Ashley išvyks, Džekas nusižudys. Praėjus kiek laiko, Džekas parašė savo mamai žinutę, aš sumušiau Ashley. Moteris atrašė, ar ji sužeista, Džekai, kodėl? Po kelių minučių jis atrašė, ji mano, kad susilaužė ranką. Aš ją pakėliau ir trenkiau į žemę, tada jai sudaviau ir tampiau po visą svetainę. Pagal turimus telefonų duomenis mama daugiau nieko neatrašė. Nuo 11 val. 22 minutės iki 12 val. 38 minutės Ashley naudodamasi Džeko telefonu siuntė panikos kupinas žinutes savo šeimai ir draugams Kanadoje, kur tuo metu vis dar buvo ankstyvas rytas. Ji taip pat rašė misionieriams, esantiems tame pačiame mieste kaip ir ji. Čia Ashley, mano telefonas sudaužytas, man reikia pagalbos, tai skubu, prašau. Bet deja, niekas jo žinučių tuo metu nematė. Pabudę ryte, artimieji pamatė merginos žinutės. Kažkokiu būdu jie sugebėjo susisiekti su vienu iš misionierių ir prašė, kad šis patikrintų, ar jų dukrai viskas gerai. Keliems žmonėms nuvykus į Džeko namus, durų niekas neatidarė. Tada buvo iškviesta policija. Kaip tik tuo metu Džekas FaceTime video skambučiu kalbėjo su savo sese. Jis papasakojo jai, kad nužudė Ashley ir netgi parodė šalia gulintį merginos kūną. Skambutis nutrūko pareigūnams įsiveržus į jo namus. Suimamas Džekas policininkams aiškino, kad jis tiesiog supsichavo, bet jis atsiprašo. Iškviesti paramedikai merginai padėti jau nebegalėjo. Ji buvo smaugta ir subadyta ne mažiau nei 90 kartų. Džeko telefone buvo rastas Ashley sesės skirtas atsiprašymas, kuriame jis filmavo save kalbantį į kamerą, o už jo fone matėsi gulinti negyva mergina. Bet šio video merginos sesė jis taip ir neišsiuntė. Pareigūnai taip pat rado jo kraujo ant Xbox'o pultelio, kas reiškia, kad iš po nužudymo jis dar žaidė kompiuterinius žaidimus. Pareigūnai taip pat rado užrašą jo kambaryje. Subadžiau ją, kad įrodyčiau, kad ji priklauso man. 2022 m. spalį teismo metu Džekas pripažino savo kaltę, bet greičiausiai todėl, kad tikėjosi sušvelnintos bausmės, o ne dėl to, kad gailėjosi. Galiausiai teismas jį nuteisė kalėti iki gyvos galvos su minimale 23 metų ir 6 mėnesių kalėjimo trukme. Teismo metu Ashley's mama sakė, kad ji nebuvo laiminga dėl dukros vykimų pas Džeką, bet dukra jau buvo suaugusi ir ji jos sustabdyti negalėjo. Ashley's meilė ir atsidavimas Džekui kainavo jai gyvybę. Tavo dėka tai yra košmaras, iš kurio mes niekada nepabusim, Džekai, sakė moteris. Ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu patiko video, palikite like, palikite komentarą, ką galvojate apie šią istoriją.
Pafollowinkit mane Instagrame ir iki kito karto.